Prieš 8 metus prasidėjo mūsų kelionė pirtininko profesijos įteisinimo link, o prieš metus jau pirmi 22 diplomuoti pirtininkai baigę Art of Beauty profesinio rengimo mokyklą sėkmingai vykdo savo mylimą veiklą. Ir štai, šiandien profesinius egzaminus išlaikė mokyklos Art of Beauty antroji pirtininkų laida. Sveikiname! Kaip pasikeitė mokymo programa lyginant su praėjusiais metais? Norime pasidžiaugti, kad mūsų antra pirtininkų laida yra tikrai geresnė, tobulesnė, nes mes patys patobulėjome. Turėjome pasikvietę daug kviestinių dėstytojų. Tai vienas iš jų mūsų gerbiamas profesorius Albertas Skurvydas. Jis pasakojo pirtininkam apie pirties naudą organizmui. Taip pat augalus dėstė žymi pirtininkė Liuda Medinė. Patobulinome ir kūno priežiūros procedūrų dėstymą. Tai jas dėstė mūsų dėstytoja Asta Bagdonaitė. Taip pat kalbėjome apie mitybą ir skysčių vartojimą pirtyje. Po kiekvienos pamokos darom tam tikrą analizę, apžvalgą. Kiekvieną testą, kurį atliekame, aš įsivertinu, kur yra spragos, kur mokiniam trūksta tų žinių, galbūt neteisingai ar nepilnai išdėstyta informacija, reikia sustiprinti. Buvo pastabų dėl pirties įrengimo, dėl krosnių, dėl ventiliacijos sistemų. Vanojimas, jisai dalykas labai dažnai yra individualus, bet kai mokomės, mes norime, kad mokiniai galėtų atlikti tokius, sakykime, standartizuotus judesius ir tą visą jau meninę pusę, improvizacijas paliekam jų kasdieniniam darbe, jų tobulėjime, kad jie baigę mokslus, gavę bazinės žinias, galėtų toliau eiti į kursus, kuriuos organizuoja pirtininkai, pažengę pirtininkai, dirbantys ne vienus metus. Todėl ir mokykloje stengiuosi susirinkti visą informaciją, kokia yra viešai prieinama, kaip vyksta mokymas pas kitus, kokius judesius, technikas naudoja kiti pirtininkai ir viską tą parodyti, perteikti esamiem mokiniam. Todėl, jeigu, sakykime, dirbsime su pirtininkais po metų, 2-3, mokymo turinys savo apimtimi, jisai tikrai bus žymiai didesnis ir gilesnis. Tai tą galima garantuoti. Nepriklauso nuo to, kas iš mokytojų dirbs tuo metu mokykloje, šitoj ar kitoj mokykloje. Vanojimas jisai vis tiek turi tokius pagrindus, dėl kurių tikriausiai niekas nesiginčia, kad mes turim nuleisti garą, mes turim turėti pirmą kontaktą su kūnu, mes turime kūną išmasažuoti, ta prasme išvanoti, sušildyti. Taigi technika bazinė yra gana griežta. O toliau prasideda improvizacijos. Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad žmogus jaunas ir sveikas tol, kol mokosi. O kaip egzamino jaudulys? Kas didesnį stresą iššaukia? Teorijos ar praktikos egzaminas? Teoriją ėmė iškalė, išmokai, o praktikos jau turi būti atidirbęs ir judesius, ir jausmą su žmogum, ir savęs atpalaidavimo metodus. Kadangi mokslai nuo pat pirmos dienos mokiausi, atėjau mokytis, tai nebuvo labai sudėtingi. Bet žinių labai daug įgijau mokydamasis. Man asmeniškai teorija buvo sunkiau. Tikrai teorija, nes tikrai buvo daug labai klausimų, kur reikėjo labai smarkiai pagalvoti ir žinoti smarkiai netgi. Tikrai reikėjo pasiruošimo ir man buvo sunkiau. Vanojimas man šiek tiek buvo lengviau. Mokslai sudėtingi buvo. Atvykimas čia buvo sudėtingas, daug mąstymo, vakaras, o čia jau viskas tiesiog paleidai automatiškai viskas. Tad ir mėgavosi, ir džiugavau, ir džiaugiuosi, kad viskas gerai gavosi. Buvo vidinis jauduliukas vis tiek yra, kaip į sceną lipti, tai ir čia yra vidinis jaudulys, bet žinai, ką reikia daryti ir tiesiog darai. Aišku, teorija labiau galbūt stresuojančiai, negali vien pasikliauti savo judesiais, reikia prisiminti tai, ką mokėsi visą laiką. Tai vis dėlto gal jo, teorijos sudėtingesnės, bet praktika irgi labai nėra lengva. Prieš egzaminą atrodo nieko nežinai, bet kai sprendi, tai viskas atsigamina, iš tikrųjų jau į vidurį egzamino jau ramu darėsi, viskas buvo gerai. Man tai vienareikšmiškai yra teorijos. Kodėl? Nes reikia daug žinoti augalų, kurių galima iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjus gali būti fainas, gražus, kvepiantis, o iš tikrųjų ten turi daug
neigiamų savybių, ar ne, ir taip toliau, kad tikrai praktikos. Ir taip buvau nutarusi dar prieš viskam vykstant. Kažkaip teorija yra viskas pakankamai aišku, žinai tuos laipsnius, žinai tas vantas, bet jau kontakte su žmogumi visą laiką yra tas žmogiškasis faktorius, kuris kartais labai padeda, o kartais, mums žmonėm visko. Tai šitie egzaminai, tai man jie yra labiau šventė negu stresas, nes tai yra vainikavimas viso to indėlio ir darbo, ką mes čia mokėmės ir veikiam per šituos nepilnus metus. Tai su džiaugsmu aš ėjau tiek į teoriją, tiek į praktiką, jie savimi labai skirtingi yra. Egzaminai, vienur reikia mąstyti, kitur įdarbinti kūną, tai kažkaip aš jų negalėčiau lyginti. Praktikos egzaminą vertino diplomuoti praėjusių metų pirtininkai Donatas Monkevičius ir Vaidotas Petrauskas, bei profesionalus Garo fabrikas pirtininkas Erikas Vaitkevičius. Įdomu buvo iš tikrųjų, pirmą kartą tokia patirtis. Atrodo, kaip ir viskas būtų aišku, kaip ir viskas, bet kai matai, kaip žmonės, ta prasme, patys dirba, kai tą darbą atlieka, tai pamatai tos akcentus, kurios galbūt jie net neįsivaizduoja, kad gali juos pamatyti. Tai įdomi patirtis, iš tikrųjų labai įdomi. Kas buvo prieš metus, tai buvo studentas, o dabar jau atsakomybė. Ir jau per tos metus jau supratau, ko reikalauti, kas kaip turi būti. Ir vertinimas, žinokit, viskas kaip turi būti, kas su kuo ir kiek valgoma. Tiek, iš ties metai prabėgo, praeitais metais pats laikiau egzaminą, o šiais metais jau buvau toje pusėje, kuris prižiūrėjo studentus, ar jie išlaikė ar neišlaikė, būtent atlikau šitą funkciją. Ir iš ties tai yra dvi skirtingos patirtis, bet abiejose yra šiokio tokio jaudulio, šiokio tokio naujos patirties, kur galima ir taip, bet, sakyčiau, daugiau jaudulio gal netgi yra šiandieną, nes tai yra daugiau atsakomybės į gyvenimą, į pasaulį paleisti naują diplomuotų pirtininkų kartą. Ar būtina turėti diplomą, kad galėtum būti pirtininku? Matyt, kad ne, bet diplomas rodo, kad žmogus įsipareigojęs ir pasiryžęs tobulėti, yra kvalifikuotas ir kokybiškai atlieka savo paslaugą. Pasibaigus mokymams ir išlaikius teorijos bei praktikos egzaminus, absolventams įteikiamas valstybinis 4 lygio pirtininko diplomas. Kodėl jums buvo reikalingas diplomas? Noriu atlikti paslaugą profesionaliai ir man tai yra labai svarbu, kokybė ir visos įgytos žinios čia suteikia ir drąsos eiti šituo keliu ir dalintis su žmonėmis tikrai nuostabia pirties procedūra. Mes su vyru norim organizuoti pirtis Kupiškyje ir kažkaip buvo ta mintis, jisai yra pirtininkas iš savęs, o man esu tokia, kuriai reikalingas diplomas, kad kažkas patvirtintų, kad aš galiu daryti kažką tai. Šiaip aš atėjau mokytis, diplomas tik yra užbaigimas visų tų mokslų. Gal daugiau žinių reikėjo, dėl to atėjau mokytis. Tai yra labai svarbu, nes liečiamės prie žmogaus vis dėlto. Ir tą ergonomiką turim žinoti, visko labai daug susideda. Ir gal dėl to, kad tikrai jaučiausi saugi šitoj savo vietoj, ten, kur aš dirbu. Aš esu pati masažuotoja, tai 12 metų dirbau tą profesiją ir šiaip visada eidavau nuo vaikystės į pirtį. Pirtindavau draugus taip, kaip mokėjau. Ir žiūrėjau Vantos lapo laidą, kad ruošiami pirtininkai, labai susidomėjau, bet iš tikrųjų visada svajojau. Ko gero, diplomas man tik dabar tampa tokia įsiprasmina, kad aš pirtyje jausiuos drąsiau, kad aš galėsiu esantiems klientams paaiškinti, ką darau ir dėl ko darau svarbiausia. Ir kaip minėjau pačiai pradžiai, svarbiausia nepakenkti, kas yra turbūt vienas iš pagrindinių pirtininkų moto, ar kaip čia pavadinti, nežinau. Tiesiog žinių daug yra, bet norisi jos turėti teisingas žinias, kaip panaudoti, nes daug įvairiausių variacijų ir įvairiausių pamokymų iš šono, bet tu nori žinoti tiksliai, kaip yra iš profesionalių mokytojų, gal išmintingų žinių. Kaip antros laidos diplomuotus pirtininkus apibūdina šios profesijos mokytojas, profesionalus pirtininkas Aridas Pabedinskas.
Visi, kaip sakau, autoritetai turi savo nuomonę, ginčinasi dažnai, nepastoviai, bet dažnai. Kas malonu ginčiuose, kad jie argumentuoja, tai jau yra pažanga, nėra, kaip sako, toks akių kabinimas, bet ir paaiškina, kodėl jie galvoja taip, nori taip. Tai aš sakyčiau, kad žingeidi ir progresyvi, nes yra tikrai dirbančių, kurie jau turi savo ir klientus, ir savo pirtis. Aš manau, kad 80% išbaigusių bus tikrai aktyvių pirtininkų, ne vien tik tai turės diplomą. Koks šios laidos lygis? Ar turime stiprių pirtininkų? Kaip ir girdėjome pagal rezultatus ir tiek teorijos, tiek praktikos egzaminai išlaikyti puikiai, girdite, kaip fone džiaugiasi, krikštauja studentai ir pats lygis šiais metais yra taip pat aukštas ir labai džiugu, kad antroji laida nuo pirmosios laidos neatsilieka, o žengia koja kojon. Matos, yra žmonės, kurie iš tikrųjų pirtininkai, kurie tikrai dirba, turi savo braižą, turi savo stilių. Matosi, kurie galbūt labiau savo dėstytojo klausė, kurie atliko turbūt labiau to, ko jau prašė. Bet iš esmės įdomi grupė, įdomių pirtininkų su savo, visokiais, kaip sakant, skaniais dalykėliais. O ką apie grupiokus kolegas pirtininkus sako patys studentai? Grupė yra atominė, visi užsivedę, energingi. Turim savo čatą, pastoviai bendraujam, dalinamės patirtim. Dauguma iš jų jau pradeda savo pirtis daryti. Vieni kitiem padedam kiekvieną akimirką, tai super, nėra jokios kažkokios trinties ir panašiai, tai fainai. Tai žmonės susirinkę, kurie myli pirtį. Nuostabus. Ar liksite draugais, ar gausite diplomus ir atsisveikinsite? Manau, kad mes liksime draugai šitoje sferoje, kuri yra pakankamai tokia jau besipildanti gausiai ir vietoje konkurencijos manau, kad labai palaikysime vienas kitą. Labai šaunus, džiaugiuosi, tikrai grupė tokia harmoninga, draugiška, visi labai vienas kitą palaiko, tokia visada. Ačiū jiem ir ačiū dėstytojim, kurie čia buvo ir dalinosi savo žiniom, savo išmintim, viską, ką duodam. Labai dėkoju. Linksmi, labai unikalūs, autentiški, kiekvienas turi savo stilių. Tai manau, kad ir pirtis atitinkamai kaip ir grupiokai visą laiką turi savo stilių ir savo kažkokį tai vaibą. Labai šauni grupė, labai šilti žmonės. Visi labai skirtingi, labai stiprus, bet labai tokie unikalūs ir individualūs. Tai tikrai labai verta buvo bendrauti, žinių sužinot naujų, bet tiek ir mes tarpusavį keitėmės, ar ne? Žiniomis vanojom vienas kitą, taip ir mokėmės ir į mokymosi procesą mes žiūrėjom labai rimtai. Mums visada įdomu sužinoti, kodėl pirtininkai myli pirtį, juk darbas pirtyje yra labai sudėtingas, alinantis, reikalaujantis begalinio atsidavimo. Visų pirmiausia, labai reikia mylėti tą pirtį. Be galo, tai turėtų būti turbūt labiau už viską. Nes tai viską tu turi atiduoti, nes ir savaitgaliai, ir gražiausios dienos, galbūt turėtum kažkur turtas dienos, bet tu turi būti su savo klientais, jam atiduoti visą dėmesį, šilumą, savybių. Aišku, reikia pirtyje, reikia ir ištvermės turėti, reikia tam būti ir fiziškai pasiruošus. Bet taigi priklauso jau nuo paties pirtininko, kaip sakant, kokie jis tą pirtį nori pertikti klientui. Man atrodo, kad pirtis žmogui tai yra viena iš tokių stipriausių formų padėti, jį sveikatinti, nes įvairių terapijų ir pažįstu ir esu išbandžiusi, tai pirtį aš turbūt rinkčiausi pirmų numerių. Turbūt, kad visi myli pirtį, ten tokia vieta, kurios nemylėti negalima, tiesiog yra žmonių dar nepažįstančių jos ir kol kas dar neinančių, bet aš matau, kad daugėja ir visi draugai, kurie su manim nueina į pirtį ir lieka. Pirtį ant tiek myliu, aš gyvenu tik iš pirties. Tai mano duona, mano meilė, mano džiaugsmas, pirtis man yra viskas, ar ne? Tai ką labiausiai myliu ir darau iš širdies ir iš savo meilės. Pirtį už jos tas ilgalaikės tradicijas, ne, už šilumą, už tai, kad tu gali pasisveikatinti ir būti tiesiog pamylėta šilumos. Šilumos, geras bendravimas, geri įspūdžiai visą laiką būna po pirties. Pirtis gyvenime tai daug meilė, gėris, ramybė, atsipalaidavimas, paleidimas, atsiprašymas, meilė savo, meilės kitam.
Nežinau, man pirtis šiai dienai top. Pats skaniausias, pats mėgstamiausias procedūra, kelias, tad prašau, eikite. Kas nenori vesti, eikite, būkite, prakaituokite, bendraukite, pliuškenkitės ir dėkodami išeikite iš tos pirties. Mokyklos Art of Beauty antra diplomuotų pirtininkų laida paliko ir jums motyvacinę žinutę. Aš rekomenduočiau įsiklausyti į savo vidinį tokį impulsą. Jeigu yra mintis, kad visai norėčiau būti, tapti, tai visi bet, kurie eina po kablelio, tai juos laikinai išbraukti, nes iš tiesų laiko reikia, pastangų reikia, nukreipti kažkaip savo tikslus reikia, bet tai viskas yra pasiekiama, jeigu pirminis noras yra tapti pirtininku arba pažinti pirtį, giliau ją pačiupinėti ir panašiai. Iš tikrųjų verta ateiti mokytis, nes profesionalūs mokytojai, iš tikrųjų vyksta paskaitų metu diskusijos ir iš tikrųjų sužinai labai daug ir pakeiti požiūrį į tą patį pirtį, į pirties procedūras, nes mes atrodo ateinam mokindamėsi jau, kad viską žinom, bet teko viską pakeisti savo požiūrį į pirtį. Reikia, verta mokytis. Tikrai, jeigu širdį dega tas noras, tikrai labai kviesčiau. Nėra sudėtinga, tiesiog reikia mylėti pirtį. O mokymosi metu tame visame procese tu dar labiau įsimyli ir matai, kad be to nebegali. Jei tavo širdį yra pirtis, jei tu moki visą tai daryti, ateik, susipažink su daugiau pirties paslapčių, taip pasakysiu. Tikrai mokytojai tiek daug atrodo ateini, viską žinai, bet tikrai kuo daugiau žinai, tuo mažiau žinai. Pradėsit jaustis daug stipriau, daug tvirčiau ir iš to hobio, iš to malonumo pirties, jeigu mokėsite visą tai daryti profesionaliai, tai tik tai į pliusą bus jums visiems. Na tai iš tiesų, jeigu myli pirtį, jeigu jauti, kad turi ką duoti žmogui ir tiesiog jauti tą impulsą, kaip pirties gerumo, kviečiu. Planuojame pirtininkus rengti ir ateityje ir kviečiame norinčius mokytis nuo rudens, tiek tuos, kurie yra baigę 12 klasių, tiek tuos, kurie nori keisti profesiją. Jeigu jums tai aktualu, pasidomėkite, nes galimas yra finansavimas pilnas programos per užimtumo tarnybą. Tai laukiame jūsų prisijungiant į Art of Beauty šeimą.